Sveiki ponios ir ponai, šį kartą norime Jums pristatyti naują Agromaš diskinio skutiko modelį BT Cut. Šis modelis šiek tiek skiriasi nuo senojo BTH, tas modelis jau yra klasikinis ir gal šiek tiek pasenęs. Todėl Agromaš paleido šį modelį reaguodama į rinkos poreikius ir tendencijas. Šiek tiek pasikeitė šio modelio rėmo konstrukcija. Jau nebėra tokia modulinė kaip anksčiau, kur disko eilės buvo pakabintos ant atskirų profilių, o dabar viskas yra viename rėme. Todėl bent jau šiek tiek grakščiau atrodo. Pažiūrėsim, kaip pasiteisins lauko darbuose. Nors iš esmės manau, kad pagal kojų atakos kampą viskas liko taip pat. Atstumas tarp diskų yra tarp disko ašių 1 metras, todėl darbo rezultatas turėtų būti tikrai puikus. BT Cut modelis išsiskiria tuo, kad priekyje gali būti plikas, gali turėti segmentinę lyginimo lentą arba peilinį volą. Tad jeigu turite kukurūzų arba aukštas rapsų ražienas, peilinis volas tikrai turėtų neblogai pasiteisinti. Šis modelis gali būti 3, 4, 5 ir 6 metrų darbinio pločio, todėl gali būti tinkamas daugeliu ūkių, priklausomai nuo naudojimo traktoriaus ir darbinio ploto. Iš galo visada komplektuojame sandėlio skutikus su tandeminiu U profilio volu, kuris pasiteisina daugelį dirvų ir dirba universaliai. Prie šio skutiko, kalbant apie važiuoklę, standartinė komplektacija yra 500 ratai, tai 50 cm pločio ir R17 ratlankio diametro. Sukomplektavom su gabaritinėm šviesom, su purvasargiais ir su paruošimu smulkių sėklų sėjimai. Hidraulika šiek tiek kitaip yra išspręsta negu senose modeliuose. Tai turime plokšteles, pagal kurias nusistatome darbinį gylį, kad visa hidraulika veiktų tolygiai ir vienodai. Kojos, kaip ir visada akcentuojama Agromaš skutikuose, yra štampuotos ir grūdintos, todėl užtikrinamas vienodas žemių pralaidumas tarp diskų ir kojos, ypač ties antra eilė, kad ji neužsikimštų gaudama daug žemės porcijos iš po pirmos eilės. Sukabinimas arba, kitaip sakant, išlius irgi yra kitokios konstrukcijos negu senajame modelyje, suvirintas iš tokių juostų ir irgi turi didesnį pralaidumą šioje vietoje, tam, kad naudoti lyginimo lentą arba peilinį volą. Prikabinimui galime komplektuoti įvairius sprendimus. Šiuo atveju turime prikabinimą ant šlaunų, bet kadangi turime šioje vietoje flanšą, sujungimą, tai galime komplektuoti ir 40 arba 50 mm akutę arba kaušinį sukabinimą K80. Priekyje dėl saugumo irgi atšvaitai, tam, kad matytųsi važiuojant keliu. Na ir viskas, apie skutiką turbūt nieko daugiau negalim papasakot. Esu tikras, kad pamatysite šį skutiką dirbant visose mūsų lauko dienose, kurių Priždame ir šiemet tikrai bus.